Jūs esate šio miesto šeimininkai, o ne šita mėšlo krūva, kuri už šitų sienų. Mes visi kartu esam šio miesto šeimininkai ir mums reikia išmėžti šitą tvartelį. Išmėžti mes galim rinkimų būdu, jau ne už kalnų. Ir iš tikrųjų, turbūt tauta turi žinoti savo didvyrius ir tauta turi žinoti savo niekšus. Tai norėčiau paklausti, ar žinote, kokia koalicija valdo šiandien Vilnių? Ir noriu paklausti po vieną koalicijos narį ir ar mes visi per kitus rinkimus atsiminsim juos ir ar dar kartą suklupsime ir balsuosime už juos. Taigi, Vilnių dabar valdo teistas veikėjas Zuokas ir jo kišeninė politinių lavonų gauja besivadinanti taip. Ar mes už juos balsuosim? Ne! Taip pat Lietuvos socialdemokratų partija su įtariamuoju kyšininku priešakyje. Ar balsuosim už juos? Darbo partija ir jos Vilniaus lyderis balsus savo ir savo žmonai galimai pirkęs kalėjimuose. Ar balsuosim už juos? Ir Lenkų rinkimų akcija, partija 2 rajonus laikanti savo terorę ir dabar dar terrorizuojanti ir Vilnių. Ar balsuosim už juos? Ačiū, prisiminkim iš tikrųjų po 1,5 metų, kai vyks rinkimai. Vilniaus skolos jau perkopė 1 milijardą litų. Mes visi mokam palūkanas, o mūsų vaikai ir anūkai mokės tas paskolas. Paimtas visokiem gėdingiam Guggenheimo projektam, visokiem vamzdžiam, kurie kyšoje prie Neries, galit visi pamatyti. Po šitos transporto reformos ištisi mikrorajonai bus atkirsti nuo Vilniaus. Jie gyvens kaip salos atskirtos nuo žemyno. Svaičiojama ir išlaidaujama miesto taksi ir avialinijų projektuose, o tuo metu tūkstančiai vaikų nepatenka į darželius. Jų tėvam belieka 2 pasirinkimai. Vienas tai mesti darbus ir patiem auginti vaikus, tuo papildant pašalpų gavėjų gretas. Kitas būdas tai emigruoti. Ir turbūt mūsų meras dėl to ir įsteigia avialinijas, kad visiems lengviau būtų emigruoti. Bet aš manau, kad mes nepasiduosim. Mes tikrai neemigruosim ir mes atsiimsim šitą miestą, atsiimsim šitą valstybę ir Zuokas sėdės ten, kur jam ir vieta. Nes vagis turi sėdėti kur? Teisingai, kalėjime. Ačiū. Taigi, kaip ir minėjau, vienoje aikštėje mes visi Vilniečiai. Nepriklausomai nuo to, kokiai organizacijai priklausom arba nepriklausom.